rytas. Išmiegojom šiandieną 12 valandų, 11 valandų tiksliau. Oi, nuostabi diena atrodo prasideda. Bent jau lietaus nepranašauja. Esam visai netoli Karlovy Vary. Čekijos, dar nesam Čekijoje, bet prie pat Čekijos. Tai Karlovy Vary tikrai yra keletą nuostabių vietų. Kerminiai visų pirma tie geizeriai. Tai važiuosim juos pažiūrėti, o paskui vėl žiūrėsim, nusistatysim, jau šį kartą maršrutą planuojam važiuodami. Skanios kavytės mums. Mano gaspadorius kažkur išėjo atsiprausti. Atsiprausiau. Rytinis sutvarkymas važiavimai iš pamiegojimo. Bizobrazija, bet tai čia tai normalu kelionės metu. Susidedam ir lekiam. Pas rytas. Nu ir ką? Dabar jau kiekvienas rytas su kažkokia įtampytė biški. Dabar kiekvienas rytas taip. Ką džiaugsmytė? Užsivesi? Užsivesi. Valiau. Pasidarė kavytės. Išsigėrėm jau ir skaičiuojam, kokie mes esam šaunuoliai vien ant kavų, kiek mes sutaupėm grubiai. Vidurkį įmant, vidurkį įmant. Kavą imkim, aišku, vienoje vietoje 5-6 eurai kainuoja kava, kitoje 4, 3 su centais galbūt. Tai tokį vidurkį 4 eurai. 4 kavos 2 žmonėm ryte. Nes mes po 2 puodelius geriam ryte, viskas daug. 10 dienų po... Gaunasi po 16 eurų, 160 eurų jau čink. Jau ir sutaupyta. Tekšt, kokie mes šaunuoliai. 8 valandos, kutinėjome šitiek ilgai. Let's go. Tausia Lambija Pictures, koja šiandien, koja ten. Tai Vokietijoje, tai Austrijoje, tai Šveicarijoje. Dinainas Vokietija, Činainas Čekija. Kinos Čekijoje pasienyje. Mašiniuką pasilikom ant kalno. Toks suselis pareina. Ir varom į miestą. Kokie namai įdomus. Sako, pasukti dešinėn, suka. Laiptai. Čia dabar leistis. Mažas rudelis ir antuks. Va, prieinam park kolonadai. Pozor. Čia koks šiltas vandenukas. Džedasena. Karlovy Vary einam palei upę. Link sekančio žūrėjimo. Upė. Jo, tikrai tepli. Ne, Alpės, ne Šveicarija. Paskaičiavom, tai 1 euras 4,7. 25 kronos. Nes visiškai pakankamai normalios. Gulia 100 eurų. Kepta antis su kopūstais 11 eurų. Jolanta eina tikrint, kišt. Šaltas. Šaltas šuts. Kai gerulis medis. Oho. Dvoržako platanas 472
Juosmo. Lapai kaip į klevą panašu. O tokios ten kaip gilės tokios. Įdomu, kad nemažai rusų kalba yra. Bėga auselį žiūrėk. Butelka. Svoboda parašyta. Einam tikrint. Tikriausiai terminis vanduo karštas. Koks sūrus? Karštas ir sūrus. Va, kad 53 laipsniai. Eik, dabar tu paragauk. $62 laipsniai čia. Lygtų savo kaip garuoja. Jėzau, koks karštas. Dieve, kaip sudarė. Sakau, pleščiak, pleščiak. Prašau, paveiksluoti. Tau fainai darė. O čia 60 eina. Čia grožybė, viską galima nupirkti. Čia kristalas, tai kačiuojam sriubytę, nei 3 eurų. Aš valgyt noriu. Negausi valgyti, viskas. Badausi dabar. 2 eurai sriuba. Na kas? Kokios gražios parduotuvės. Šiam 4 laipsniai. Nepasiėmėm buteliuko. Eik, namas toks karštas. Tai kiek jų čia yra? Daug. Jau ir aš noriu eiti pavalgyti, einam kur nors pavalgyti. Šaluma, ne? Ledų nenorim. Stojom pavalgyti, vasai rusiškas meniu. Ir Vytė, žiūrėk, pradėjo, kai nuėjom pavalgyti, praeis lietutis. Apėjom ir grįžom vėl į tą pačią vietą, kur kainos tikrai palyginus su Šveicarija arba su Vokietija juokingos. Sriuba 2 eurai. Na, bandysim dabar čekišką patiekalą. Valgyk. Ačiū. Tradicinės čink-čink. Aurai, neišgramdyk, skylės nepadaryk. Aniu? Aniu. Aniu. Bet čia tiek duonos yra išmetama. Bulvė. Į tau be bulvė. Bulvių. Su bundėlė be Kodėl yra miniuoti. 2 bulvės? Tau yra 2 bulvės, o man nėra. Maži miesteliukai. Čia pasūlyta. O dabar. Kad vanduo bėga atsargiai, šiek matai koks kelias yra bėgantis vanduo.
Jam baigiam užlipti į kalną ir saulutė šviečia, ir lietučio čia nėra, ir karvučių kiek mes vėl kalnuose. Kaip reikia iš kalnų išvažiuoti? Koks grožis, oi, koks grožis. Bet vis tiek mūsų lietuvėlė gražesnė, ne? Ai. Na, sunku buvo užvažiuoti. Žemės nusileidom žemyn iš viso. Ne ką, mėlėjai, šiandieną yra sekmadienis, birželio 2 diena, 2024 metų ir dabar yra 15 valandų 10 minučių ir mes judam į Lietuvą. Pasitikite mus Lietuvoje. Iki Lietuvos liko 12 valandų su pusė, kelias nusimato tolimas, tai Bet tikrai nepjūklinsim. nepjūklinsim, važiuosim tol, kol matysim, kad jau pavargom. Bet pamiegot kokį 12 valandų kaip šiandien. Tai ačiū, noriu pasakyti, ačiū žiūrėjusiems, ačiū sekusiems mus, ačiū, kas dėjo patiktukus, ačiū, kas ir nedėjo patiktukus, kas mokėjo pasidžiaugti iš tikrųjų. Aš noriu dar pasakyti. Ačiū komentavusiems ir gražių žodžių pasakiusiems. Mes priemam iš visos širdies, mes dėkingi jums. Ir ką tu norėjai dar pasakyti? Kad tikslas pasiektas. Mūsų tikslas buvo Šveicarija. Taip. Ir galiu pripažinti, kad iš tikrųjų tai yra tikrai labai brangi ir prabangi šalis. Bet tai mes daug pamatėm, pagrindinius taškus, ką norėjom, ką buvom užsitaginę, ką pamatėm, bet iš tikrųjų labai stipriai pakoregavo. Orai. Jo, tu žiūrėk į kelią, labai stipriai orai pakoregavo, nes subjūro labai stipriai, dėl žodžiai pinasi, yra kaip yra, su Motulė gamta. Žiūri kelią. Nepasporisi, mes priimam tokią, kokia jinai yra, mes mokomės prie jos prisitaikyti. Reziumė, kad labai daug įmanoma kelionėje sutaupyti, jeigu yra galimybė, kaip pavyzdys ant kavų sutaupyti galima, ant maisto Bet jau sutaupyti makaronų galima, nebesinu. ant viešbučių, ant daug ko galima sutaupyti. Tai dar kartelį, mėlyjeji, ačiū jums ir uždarom šitą kelionę, uždarom šitos kelionės video. Ačiū jums. Would you like to go